Visai neseniai savo Facebook paskyroje dalijomės senojo Smiltynės perkėlos administracinio pastato nuotraukomis ir šios vietos ateities vizijomis. O šiandien kviečiame nusikelti kiek piečiau į naująją perkėlą. Būtent čia prieš keletą dienų oficialiai duris atvėrė naujasis Smiltynės perkėlos keleivių terminalas ir administracijos pastatas. Vienas didžiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų Klaipėdoje. Kiekvienam, bent kartą vykusiam į Smiltynę ar Kuršių neriją, ši vieta puikiai pažįstama. Kasmet per naująją perkėlą persikelia šimtai tūkstančių automobilių, dviratininkų ir pėsčiųjų. Tačiau ilgus metus keleivius pasitikdavo dar praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje suprojektuotas administracijos pastatas, kuris nebetitiko šiuolaikinių poreikių. Augant transporto srautams ir turizmui, buvo nuspręsta statyti visiškai naują terminalą. Sprendimas priimtas dar 2019 metais. Pasirinkta ne masyvaus administracinio pastato, o virš žemės pakelto statinio koncepcija, leidžianti išsaugoti vaizdą į Kuršių neriją. Terminalą sudaro 2 korpusai, sujungti tarsi tiltų, o po pakeltų pastatų išliko transporto judėjimo erdvė. Naujajame 4 aukštų pastate įrengta keleivių laukimo salė, administracinės ir konferencijų patalpos, komercinės erdvės bei vieta kaviniai su terasa. Kartu sutvarkyta ir visa aplinkinė teritorija, įrengtos viešosios erdvės, pėsčiųjų takai, apžvalgos vietos bei automobilių stovėjimo aikštelės. Taip ši vieta iš tranzito taško pamažu tampa dar viena klaipėdiečių ir miesto svečių traukos erdve. Projektas kainavo beveik 17 milijonų eurų ir sulaukė įvairių vertinimų. Vieni kritikavo jo mastą ir kainą, kiti pabrėžė, kad tai ne tik administracijos pastatas, bet ir moderni keleivių infrastruktūra bei nauji miesto vartai į Kuršių neriją. Kaip Vakarų Ekspresui sakė Smiltynės perkėlos generalinis direktorius Mindaugas Čekas, šis pastatas nepalieka abejingų, kiekvienas gali turėti savo nuomonę, tačiau svarbiausia, kad jis kelia emocijas. Panašu, kad naujasis terminalas harmoningai įsilies į sparčiai modernėjančią Klaipėdos uosto krantinės infrastruktūrą. O viena aišku jau ir šiandien, kelionė į Smiltynę, nuo šiol prasideda visai kitaip. Ačiū, kad esate kartu su Klaipėda TV.